Už manęs yra 1992 metų dizelinis 1.955 kW Passatas, kuris, kadangi buvo naudojamas kaip pilnai darbinis arklys, buvo siaubingai nemylėtas, nekeičiami tepalai, pridėta visokių mygtukų, laidukų, viskas tvarkyta tik tam, kad šiam momentui važiuotų. Ir dėl to jis atrodo tikrai siaubingai, o jo techninė būklė yra, labai apverktina. Iki tol, kol jį nupirkau aš už labai pigiai, nes nėra čia už ką daug ir mokėti. Mano tikslas yra šitą Passatą atkelti kiek įmanoma originalesnę ir tvarkingesnę techninę būklę, aišku, nedaryti ledo, tiesiog, kad jisai, būtų važiuojamas, ir išimti jam užtarnautus istorinius numerius. Ar man tai pavyks padaryti? Aš nežinau, bet sužinosim to. Pašikai ir net neužkasi, what the fuck. Visų pirma, Passatą noriu pakeisti vieną iš pagrindinių dalykų, kurį tu iš esmės keitė vieną kartą per mašinos gyvenimą. Tai kaip yra diržas pagrindinis, kurį keitė dažniausiai kas 10 metų mašinai. Tai ir Passatui pakeisiu tepalus, kas irgi turbūt yra keista vieną kartą per 10 metų jam. Labai apsitepalavę pačia. Tie, kas yra turėję 80–90 metų Volkswageną, gerai žino, kad jie turi tokį šlykščią lygą, kuri kaip gripas pasireiškia žiemomis. Neefektyviai arba visiškai neveikiantis salono šildymas. Jeigu būtų problema termostate, dėl kurio gedimo variklis neužšyla iki reikiamos temperatūros ir tau tiesiog nėra iš ko pūsti karštą orą, sakyčiau tą patį, kaip prie manęs Maksimoje prieimo prieina maisto banko savanoriai. Pohui man. Kas čia kurva pridirbta? O. Ir čia net nėra vienintelė tuščia fiškė, ką aš matau. What the fuck? Yes. Mechanika. Bet termostatas geras, aušinimas kišio lygis irgi geras. Tai kur mano mokesčių mokėtojo šildymas? Šimašių, blet! It's a boy! Esmė yra tokioje didelėje plastikinėje dėžėje, į kurią eina karštas oras, o jos darbas yra to orą išskirstyti, kurio vairuotojas panorės. Jos vieta yra po mašinos panele, o jos viduje yra tokios sklendės, kurios sukiuojasi pagal tai, kiek šilumos nori arba į kurią savo kūno dalį nori, kad jį pūstų. Su tuo yra viskas iš esmės gerai, bet grįžtame pradžią. Volkswagenas 80-ieji, 90-ieji ir net man atrodo 2000-ieji metų, toje visoje eroje, jie sugalvojo, kad šitos sklendės galėtų būti kiauros, bet su tokia poroloninė medžiaga, kuri bėga metams suyra ir jos nebelieka visiškai. Pasirodo gilin sulenda, tai viskas man gerai. Apgavykas. Suka. Bet reikia mažiau kaip. Vis tiek vaikai žiūri. Dabar, kadangi žinom, kad poroloninė medžiaga suyra, jūs turbūt manęs klausia: Dėdė, o kas tada būna? Tylėk, blet, ir leisk man pabaigti. Tada ta sklendė, kurios darbas buvo oro sulaikyti ir nukreipti į kitą vietą, yra visiškai kiaura ir oras iš esmės gali vaikščioti kur tik nori. Ir man teorija pasitvirtina. Šitie yra kiauri visiškai. Lepsai? Jo, per vidurį. Viena iš tokių sklendžių yra šilumos sklendė. Bent jau aš ją tai vadinu, nes ji yra mano mėgstamiausia. Ji būna pilnai atsidariusi, kai nori lauko oro temperatūros į saloną. Tarkim vasarą, kai užsukia ant žemiausios temperatūros savo duchovkę arba kitaip vadinamą didžį pultą. O žiemą, kai yra šalta, ji užsidaro ir priverčia orą eiti pro karštą pečiuką, kuris jį sušildo ir leidžia tau nemirti nuo hipotermijos. Kadangi porolono nebėra, sklendė yra kiaura, pučiamas oras yra visada lauko temperatūros, nepriklausomai nuo to, ant kurios padėties tu jį nustatysi. Dėl to, kai kiem yra -5, tavo mašina į saloną irgi pučia panašios temperatūros orą. Ir nesvarbu, kad variklis yra karštas. Kaip viską reikės sudėti, aš nei menkiausias supratimo neturiu. Nėra įkišta raktelio, viskas išjungta, bet įjungus lempas pučia vėjas. Tiesiog įjungus lempas pučia vėjas.
Kadangi panelė yra pilnai nuimta, atsiveria vaizdas į laidų jūrą, kurią ką tik matėt. Dar su Passatu turėjau tokį smagų įvykį, kad kai važiuojant pajaučiau dūmų kvapą ir kelių sekundžių bėgyje iš panelės vidaus pradėjo eiti tiršti dūmai ir pagaliau šiluma. Išlipau su jėga plastikus ir pamačiau, kaip mano laidai smagiai dega. Tai dabar mano darbas ne tik sustvarkyti šilumą, bet ir laidus, kurie yra susilydę, susitrumpinę ir smirda kaip senų žmonių seksas. Jausmas, kad tu net nusisukė tam, kad Aš bijau, kas nors, kad jinai šaus. Senas daiktas. Daiktas geras daiktas. Šitas šaltas karštas. Jo, čia šaltas karštas, aš tą atsimenu. Jo, tada čia bus... Čia oras, kojos, ne kojos, o čia kažkas kitas. Čia kojos. Jo, va šitas kojos yra. O čia viršus. Čia ne viršus, o į saloną, kad pūstų. Dar nelendi tikrai niekur. O biški keleivą pusę. Dar biški keleivą pusę. Orkišk, o. Pirmoji diena prie Passato baigta. Linkėjimai tavo mamai. Ir jūs palieku su linksmu juokučiu. Bye bye.